čia kokie bardakėliai, šiukšliniukai. Nu ir eisim per šitą užkampį dabar. Kas ten dabar? Kažkas čia atsitikę, man atrodo, yra. Zašubys. 7,5 tonos tiltas. Labą rytą visiems. Macas lenkia mane. Kągi, ankstyvas šeštadienio rytas. Lauke 3 laipsniai šilumos, bent jau buvo, kai į darbą atvažiavau 5 ryto. Šiandieną ką aš turiu? Gavau 18 metų 18 tonų mersiuką, patrumpintą. Tai 3 parduotuvės. Tai žiūrėsim, darbelis nelabai turėtų būti sunkus, bet pasivažinėti po miestą teks. Tai dabar važiuoju link Mailendo, netoli centro, o paskui kelsiuosi į antrą Temzės upės pusę į pietus. Tai pirma parduotuvė toks geras užkampis. Vasarą tai tenai būdavo narkomanų matydavau, šiukšlynas toks biški. Tai išvažiuoju 6:37, nes deliveris tik nuo 8. Tai atvažiuosiu šiek tiek anksčiau, atsigersiu arbatos, palauksiu, o galbūt ir pradės mane krauti ir iš karto. Matysim. Tai va toks dienos planas. Taip kad jums, bičiuliai, gero žiūrėjimo, o aš minu į priekį. Šeštadienio rytas, bet mašiniukų yra, kamščių nėra, aišku. Tas tai viskas okei. Bet judesiukas yra. Kaip visada šeštadienio ryte, rytiniai vidurinės linijos smaukalai. Nieko čia nepakeisi, čia tas yra, per amžius amen. Egzistavo, egzistuoja ir egzistuos dar, kaip suprantu. Trečia eilė važiuoja veikėjas, vos velkasi. Aš net 40 nevažiuoju, tai tas veikėjas iš vis nežinau. 30 galvos vos išspaudžia. Bet trečia eilė svarbiausia. Na, prieki Londono centras jau matosi, Londono dangoraižiai. O aš čia netrukus suksiu į kiemus kažkur tai. Turn right, ne? Nu gerai, suksim čia į dešinę. Du kartus esu daręs šitą parduotuvę. Dabar bus trečias. Ir tai labai senai jau buvo daręs. Čia keletą, tai palauk, dar vasarą gal, o gal ir praeitą, o gal ir pavasarį. Nu, vienu žodžiu, senai šitą parduotuvę dariau. Na, atsimenu, aišku, čia nėra ko neatsiminti. Kaip visada uždarytas yra pravažiavimas. Tai reiks eiti dabar. Eisiu dabar iki parduotuvės, pasikviesti chebrytę, kad ateitų vartus atrakinti. Tai jau. Tai čia dabar taip ir sustosim kol kas. Lygiai 7 dabar, nu gerai. Tai einu dabar iki parduotuvės. O paukščių čiulbėjimas koks. Švinta po biškį. Čia socialiniai būstai.
Čia toks narkomanų užkampis, bent jau vasaros metu. Paukščių čiulbėjimas ir spec tarnybų garsai. Čia va narkošų būdavo prie tų konteinerių pastoviai. Tai dabar pabandysim paskambinti vartus. Kažkur skambutis turėjo būti. Čia turbūt. Nežinau, atidarys jie, neatidarys man. Ar reikia eiti pasišviesti. Su telefonu galim bandyti pasišviesti. Ir eisim čia per tokį užkampį. Nepasiėmiau prožektorius, būčiau geriau prožektorių pasiėmęs. Na, dabar teks su telefonu pasišviesti. Na, mato, čia kokie bardakėliai, šiukšliniukai. Nu, ir eisim per šitą užkampį dabar. Tarpuvartę. Nu, čia viečiykė tokia. Žiūrėti kokį šaką neįminčiau. Alučius kažkas atsivėrė. Dar va, išėjau į pagrindinę gatvę. Nu, tvarkelė, sakė, tuoj ateis barjerą atrakins man. Tai va tokių Londono užkampių galit su manim pamatyti. Dūmai rūksta, nieko netrūksta. Paukščiai tai čiulba normaliai. Jau lėktuvai skraido. Ai, ne lėktuvai, ten elektrinė nuvažiavo mašina. Va, šiandien su tokiu trumpu sunkvežimiuku darbuojuosi. Tai laukiu, kol ateis barjerą atrakins ir važiuosime į vidų. Čia va ganėtinai siaurai pravažiuoti, bet gerai, kad kairiai pusėj mašinų nėra. Dar okei. Bet išvažiuojant jau visko gali būti, kad bus ir priparkuota. Nu, šiandien šeštadienis gal to judesio nebus nieko. Ir čia žino, tam Londone visada judesiai yra. Na ir va, reikės dabar į kiemuką tokį va įsistumtą atbulų va į šitą kiemuką priešais. Matom. Čia į tą kiemą atbulų dabar įsivažiuoti. Ne, užsišnekėjau per vėlai pasukau. Ne, žiūrėjau. Pralia. Vat Mersas kom patinka, tai kad gerai jisai sukasi ratai. Kampas sukimusi geras yra su DAF-u, tai pastoviai reikia vargti. Pranti prie Merso ir paskui gauni DAF-u. Ilgą tą rydžitą vadinamą 18 stovų. Tas iš vis nesisuka. Važiuoji, tai ten reiktų apsisukti, čia iš kokių 5 kartų minimum reikėtų. Suku, tai
Ypač tas trumpas, kai yra. Aišku, su to trumpu matote, kokias večikės reikia ir važiuoti. Kokias večikės ir landžiai. Neatsimenu, kurioje pusėje arčiau reikia važiuoti. Kažkurioje vieną pusę biškį arčiau. Tamsu, aišku, nelabai matosi gerai. Švinta jau, duona atvažiavo. Balandžiai. Išsikroviau, o švinta visai. Vis po biškį ir po biškį. Tai ką, aš pasidariau kavutės. Tai dabar be grūkšnodamas kavutę, tai ir susižiūriu, kaip važiuoti antrą parduotuvę. Kažkoks da gyvūnas pareina čia pas mumis. Kas čia pravaro, toks lapiokas. Ei, lapa! Žiūrėk, pardė, po mašiną palinda. Nu. Blema, duočiau tau kokį mėsgalį. Tai va, laksto gyvūnai. Apšliūrės toks. Na ką, valdišką navigacijų primetė man, kur važiuoti. Taip, čia aišku, čia Bethnal Greenų. Išlendu į Bet... O Jėzus Mario, kas čia dabar? Kas čia per briedai? O, širdelė. Kažkokią reiks nupiešti. Nu, važiuosim taip, nu tai ką darys? Paskui vėl tiesiai. Nu paskui jau gerai. Nu vienu žodžiu, čia va reikės tik biškį pasivažinėti šitais o tokiais kampukais, širdelę tokią nupiešti. Nu okei, taip ir darysim. Ką? Varom į antrą tašką. Tai nieko jau. Na, čia siaurakoka biškį, bet ko daryti. Šįkart dar kažkaip tvarkingai mašinos sustatytos, visos už linijų. Nes kažkada praeitą kartą važiavau, man atrodo, buvo sunkiau pravažiuoti. O dar jeigu čia dešiniai stovi, nu tai ragai tada. Iš vis milimetrais varai. Na, gerai, vyrukas atidarys duris. Duris, kokias dar duris? Barjerą atkels. Na ir kągi, minam toliau. Kiemais ir išlysime ten, kur mum reikia. Čia irgi gana gerai, nieks per daug ant kampo nepristatyta. Gerai, lysim dabar per Bethnal Green, per šitą Babajų tokį Induisų rajoną. Nesu šito keliu važiavęs, va dabar į dešinę. Visąlaik į kairę sukdavau ir tenai jau maždaug plius minus, kur reikia ir važiuodavau.
Bet reikia pasinaudoti progą, kad esu su mažu sunkvežimiuku, tai panardyti čia biškį kiemais pasižiūrėti, kas kur kaip kada. Tiltas. Atrodo aukštas. 16,3 normaliai. O čia išsukimas, tai, toks jau ne kažką. Ir tvorelė ant kampo, ir dar salelė vidury. Tai, neturėtų būti sunku su tokiu sunkvežimiuku. Bet jau žiūrėti reikia, kad tvorom neišvarytum. Normaliai čia. Čia antra zona yra, tai labai daug tų tiltų, nes kaip tik metro išlenda iš po žemės į viršų. Ir gaunasi taip, kad jų čia pilna yra. Vienur normalaus aukščio, kitur gana žemi. Jau turi žiūrėti. Bethnal Green rajonas. Čia yra dar turgus neprasidėjo. Čia šiaip tai... gal ir prasidėjo ten toliau. Čia turim porą parduotuvių šitoj gatvėj, tai vieną parduotuvę su 10 metrų darom. Tai ten yra reikalų būna įvažiuoti. Paskui dar didesnių reikalų jau išvažiuoti. Jau pradeda keidžus išsitraukia, jau toj palapinę statys chebrantai. Ir bus čia turgus gatvės toksai. Užims dalį gatvės, tai su išvažiavimu bėdos būna dažnai. Čia irgi jau vaisius dėliojasi ir daržovės. Tai iškart užsiėmu antrą juostą, nes čia praktiškai už 100 metrų bus posūkis į dešinę. Šeštadienio rytas tuščia, priešais jumis centras jau. Ir dabar 501 šito Ring Road'u iki pat Westway, iki vakarų. Tai vienoj vietoj mačiau ant Google'o, kad kelias uždarytas, tai nežinau. Gal jau atidarytas, gal tik naktį buvo uždarytas. Tai tikiuosi, kad taip ir buvo. Bet pilna gatvė mašinų. Šeštadienis, be 29 jau. Kas ten dabar? Kažkas čia atsitikę, man atrodo, yra. Kad čia chebrytė apsisukinėja masiškai. Kas čia yra closed? Follow diversion. Diversion atgal tipo. Opa. O taip ir yra. Prieki kelias uždarytas. Local access only, follow diversion. Ką, teks vis dėlto per centrą važiuoti, ar ne? Teks suktis taip.
O taip, o. Tai čia ne ta vieta, kur buvo ant Google uždaryta, ten ant Google biški toliau uždaryta buvo. Tai gerai, kad nesu priekaba, klausyk. Važiuotum su kokį 13 metrų, nu ir ragai. Gerai, čia. Nu, būtų buvo reikalų, jeigu kad ir su 10 metrų priekaba vis tiek reikalų būtų buvę. Aha, nu va pasitaiko taip, nu tai šiandien pasisekė, galim sakyti vėl man. Su mažu sunkvežimiuku čia vos ne kai su lengva mašina, pis apsisukai viskas. Šičia galiu išlysti, jau čia reikia ir lysti, nes čia siaura yra, bet pralysiu. Atrodo, čia vėl į centrinę gatvę išvažiuosiu, ten jo, tai nėra ko ten ratais važinėtis. Suksiu čia. Na ir paskui ten link Barbikano išlysiu. Tiesiai. Ir vėl išlysiu į 501 kažkurioje vietoje. Šitoj gatvelė irgi viena parduotuvė yra, tai esu čia važiavęs, tai žinau. Čia pravažiuojama gatvė yra. Ženklų, kad draudžiamai važiuoti nėra, nu tai ir važiuojam. Aš aišku, čia į kairę, į dešinę nesuksiu, nes čia šito jau nežinau, važiuoju iki Barbikano beveik. Čia kažkur galim gal išvažiuoti, nu bet čia jau nežinau aš tai. Nu, čia nėra ženklo, kad diveršinas, ne, važiuoju tiesiai tenai. Čia gal ir būt galima pravažiuoti, bet dabar nežinau toliau, kad ten nepradėtų man visokiais kampais sukinėtis, nes čia gatvelės paskui yra ir siauresnės kitos. Tai jeigu dar salelė vidury, tai nelabai ir išsuksi. Hello. 541 is closed. If you wanna go to Angel, it's closed. So you have to go somewhere that way. Yeah. All right. Nu va, biški informacijos kitam vairuotojui, kad neįlystų su priekabikė. Na va. Čia išlendu į tą kelią, kur diveršinas buvo užrašytas. Tai biški kampą nukirtau. Dabar žinau, kad čia kažkur ir 7,5 tonos tiltas. Kažkur tai, bet kur tas tiltas dabar yra, čerti vaznait, nebeatsimenu. Dabar galvoju, jeigu tiesiai važiuosiu ar neužsirausiu aš ant to tilto. Kažkur iš čia labai netoli yra. Nepasėmiau to žurnalo savo, reiks naują užsipirkti jau kitiem metam. Yra London Lorry Scheme ir visi tiltai surašyti, visi apribojimai. Tai vat karts nuo karto, nu senai besižiūrėjau, jau dabar net nesivežioju. Anksčiau, kai ar navigacija pakibdavo, ar kažkas, tai, nu tai pasižiūrėdavau. Ženklų, kad 7,5 tonos nėra prieki. Bet. Nes man toks jausmas, kad ten prieky ir yra tas 7,5 tonos tiltas. Gal ne už pirmos, gal už antros ar trečios sankryžos. Turiu tokį įtarimą. Ten lygtai ir geležinkelis yra, ar kažkas tai. Ai, ne, nurodo tiesiai. Gal sukam į Central Street. Ne, St. John's Street. Nu, važiuojam tiesiai, Maibalai. Pažiūrėsim, gal bus okei. Zašubys. 7,5 tonos tiltas. Zašubys. Ką,
Neturiu jokių variantų, tik tai apsisukti. Užsiroviau ant 7,5 tonos tilto. Blemba gerai, kad su mažu sunkvežimiuku tik tai. Nu, gerai. Ainana. Kaip smagu. Gerai, tai važiuojam tą St. John Streetą. Nu, blemba, jei būčiau su 10 metrų priekaba, tai... Nu, su 10 metrų priekaba gal taip nebūčiau labai rizikavęs, galbūt biški atidžiau pasižiūrėčiau. Dabar, kadangi žinau, kad su to 18 tonų, tai... Pyst ir apsisukai, kur reikia, vat ir viskas. Ne, tai Central Street aš važiavau, man St. John's dabar reikia čia sukti. Nu va, ekskursija šeštadienio ryte. Čia tipo čia sukti. Tipo čia sukti. Čia ženklų nėra, kaži kokių. Blemba. Labai jau siaura. Gastroliuoju savo po Londę. Į vargo nematau. Blemba. Nu, eina savo. Ten matyt kažkas atsitiko, jei ne kokia didelė avarija, tai kokie. Gali būti vamzdžiai vandens pratrūkę, da kažkas tokio. Nu nieko, va, dar naujų kelių sužinosiu. Aišku, ten nelabai suksi su didelė mašina. Su didesnė. Tak, čia 7, nu čia 7,5 tonos, bet aš suku jau į kairę. O čia visas kamštis ir čia prasideda. Na, tikiuosi, kažkur išvažiuosiu dabar. Na, dabaldekai autobusai 2 aukštų važinėjasi, tai tiltų nebus matomai. Aukštų žemų, tik tai svorio apribojimai. Taip ir yra, vienas kelias uždarytas, tada ir prasideda kitokios nesąmonės. Bet turbūt gerai važiuoju, nes visi pro čia žiūriu važiuoja. Nu, dabar kaži kur toliau. Tas rodo per čia, tas rodo per čia. Blemba, kampų kampai kažkokie. Čia nepradėsiu aš tą širdelę čia paišyti, kur ir buvo užrašyta. Taip, čia tiesiai. Man atrodo, reikia kažkur jau stoti ieškoti, kaip važiuoti. Čia reikia dabar čia sustoti, ne, reikia žiūrėti, kur aš čia važiuoju. Čia kitaip. Taip bus negerai. Pats nebežinau, kur esu. Valdiška navigacija grybą pjauna visišką. Taip, kur čia aš esu, čia. Taip, čia rodo kaip ir dešinę reikėtų nusukti. Blemba, visur keliai uždaryti. Jeigu aš dabar tiesiai važiuosiu, išvažiuoju Oxford Street'ą, zašibys. Plau, čia British muziejus, čia irgi kelias uždarytas. Eina šit. Blet. Kas per briedai. Kas per briedai. Nu, atvažiavau iki tos vietos, kur. Košmaras, vienu žodžiu. Valdiška navigacija iš vis briedus rodo. Dabar reikia man maždaug pačiam susiorientuoti, kur aš esu. Tai jeigu aš čia suksiu.
Čia suksiu. Čia avarija rodo, dabar klausimas, aš ten pralysiu ir ar aš prasuksiu. Gerai, reikia satelitą įsijungti, pasižiūrėti, kad vėl kur nors neužsirauti. Taip, dabar jeigu aš važiuosiu tiesiai, palauk, čia pralysčiau. Čia po medžiais nelabai matau, man Plezant kažkoks tai gatvė. Oxford Street. Ai, nu galiu ir tiesiai važiuoti realiai, rodo. Tiesiai važiuoti, čia išvažiuoju tą gatvę. Čia autobusai važinės, tada į dešinę. Golfal Street 502. Ai, tai tada aš važiuoju tiesiai. Suku į dešinę. Grace Inn Road. Ir tada išlendu. Alio. Nu, klausyk, tu nevažiuoji 501 keliu. Ring Roadu. Uždarytas yra kelias, pro Angel nepravažiuosi, nedavažiavus Angel to, tai žinai, to trikampio. Tai apsisukau. Nežinau, ten jau rašo, kad prieš 6 valandas buvo uždarytas, tai arba didelė avarija kokia rimta, arba kokie vamzdžiai trūko kur nors. Nu tai jis mane dabar sėkmingai zigzagais ir vedžiotų, žinai, tai vienu žodžiu. Bet jau išsistudijavau, pasižiūrėjau, kur kas ir kaip, žinai, tai kaip ir okei. Nu jo, išdykavai biškį. Tai toj tavo atsiųsi galės pasižiūrėti. Nu, tu ką gero.